Na ką, smagumėlis, vektoriai, mano mylimiausia tema. Žiūrim. Rombas pavaizduotas. Visi matom rombą, taškas O yra įstrižainių sankirtos taškas. Taškas M padėtas taip, kad yra čia AM 2 dalys, o MB 3 dalys. Va čia yra 2 dalys, dar kartelį rodau va šitoj vietoj, o čia yra 3 dalys. Reiškia iš viso 5 dalys, šito nepamiršk. Ir tada reikia išreikšti vektorių MO va šitais dviem pažymėtais vektoriais AB ir AD. Nu ką, griebiam reikšti. Pirmiausiai išsireiškime vektorių MO, pasižiūrim, per ką mes galim jį išreikšti. MO mes galime išreikšti, norint nueiti iš taško M į tašką O, aš galiu eiti vat šitaip ir šitaip. MA plus AO. Taip, MA plus AO. Bet nei vieno iš šitų vektorių mes nežinom. Tai pirmiausiai MA. MA tai yra, kadangi čia buvo 2 dalys iš 5, yra 2/5 vektoriaus AB, bet kas yra ne taip? Mūsų vektorius AB žiūri į šitą pusę, o MA jau į šitą nukreiptas. Reiškia, mums reikia minusiuko, priešingas vektorius. Išreiškiam. Dabar išreiškėme AO. AO yra lygu, mes matome, kad AO yra pusė AC. Rombo įstrižainės dalina vieną kitą pusiau, tai pusė AC. O vektorius AC, jį galima pagal lygiagretainio taisyklę iškart matyti, kad čia yra šitų dviejų vektorių suma, bet galima galvoti taip, iš taško A einu į tašką C, einu AB plus BC, o BC lygus AD. Reiškia, mūsų tai yra 1/2 AB plus AD. Viskas. Na tai dabar tik įsirašome. MO vektorius yra lygus. Vietoj MA rašau vat štai šitą, minus 2/5 AB. Na, o vietoj AO rašau 1/2 AB ir plus 1/2 AD. Tai lygu, čia reikia tiesiog suskaičiuoti, tai bendras vardiklis 10 minus 40 plus 50. Tai kas čia gaunasi 1/10, taip, 1/10 AB ir plus 1/2 AD. Įrašau atsakymus, reiškia mano K, tai yra tas skaičiukas prie AB, tai ir 1/10 0,1, o čia 1/2 0,5. Baigta.